kėlinio tikrai buvom vertesni, galėjom išsaugot irgi persvarą, bet antras kėlinys parodė, kad nusileidom antrajam ir viskas. Kaip manai, kodėl tas antras kėlinys toks visiškai kitoks buvo? Nežinau, gal pavargom, gal atsipalaidavom. 48 minutę gavom įvartį, viskas. Atrodo, komanda palūžo. Nežinau, noro nebuvo, gal kažkokio, pas kažką, nežinau. Grįžot pirmą kartą žaisti namuose. Kuo skiriasi, tarkim, žaidimas Kaune ir žaidimas čia prie savo žiūrovų, kurių labai daug buvo? Kitas futbolas, viskas. Žiūrovai su viskas palaikymas, daug lengviau žaisti, atrodo. Atsidavimas irgi ateina. Nedaug tų treniruočių tokių turėjom, kad galėtumėm dabar iškart parodyti gal geriausią formą, nežinau. Marijampolės Sūduva tave kažko nustebino šiandien? Pirmam kėliny tai manęs jį nieko nenustebino. Antra mes patys dar buvom daug silpnesni ir viskas, toks rezultatas gavosi.